Sveiki, gyvi. Šiandien tęsiu seriją pažinčių su nuostabiom moterim, kurios dalyvauja mano projekte grupiniai mentorystei Mylima veikla nuo nulio. Ir mūsų jau projektas į pabaigą ritasi ir jau paskutinės dienelės. Ir šiandien aš savo svečiuose, savo studiją, kaip galima pasakyti, turiu vieną iš dalyvių, tai Irena Urinavičienė, vadinamės ją Irutė, nes Irena jai kažkaip neprilimpa vis dėl jo švelnumo. Ir noriu šiandien ją pakalbinti apie jos veiklą, apie tai, kuo jinai užsiima, kodėl jai svarbu tai, kuo jinai užsiima. Ir man pačiai bus be galo įdomu sužinoti dar plačiau, nes kaip dažnai nutinka, atrodo, tiek daug kalbamės ir tiek daug aiškinamės tais klausimais, kurie susijęs su veikla, bet kad ta puzlė susidėtų į vieną gražų paveikslą ir būtų jisai matomas, kartais reikia štai tokių interviu. Taigi, Rūtė, ar galėtum man pasakyti, kaip vadinasi ta tavo veikla, kuria tu užsiimi? Labas vakaras. Mano veikla vadinasi modernios gintaro tradicijos. O kągi slepia šitas pavadinimas modernios gintaro tradicijos? Kas po tuo yra? Po tuo yra labai, labai daug. Aš esu tokia nuo pat mažens, iš tikrųjų, visada, kiek save atsimenu, tik tai išsilukštenau po truputį, ne visai senai, kad esu tiesiog mūsų krašto, mūsų savo žemės, savo Lietuvos, savo miesto, savo vietos, kurioje gimiau ir užaugau, tokia mylėtoja. Ir man yra labai svarbu, iš kur aš esu kilusi ir kas mane supa. Kalbu turbūt labiausiai apie gamtą, apie istoriją mūsų šalies, mūsų krašto, apie tradicijas. Dėl to ir pavadinime tas žodis atsiranda. Tai nereiškia, kad esu ta, kuri labai uoliai laikausi kažkokių senų ar tradicijų, kad esu prie jų prisirišusi. Nebūtinai tradicijos vienos tęsiasi, kitos nutrūksta, atsiranda naujos, bet man tiesiog yra svarbu ta tradicija arba dalykai, kurie buvo kažkada svarbus ir jie gali būti svarbus ir šiandien. O modernios, tai todėl, kad šiandien kuriami dalykai, tai, ką darau šiandien, tai yra modernu, tai, kas yra priimtina šiandien, tai, kas žmonėms šiandien patinka, ką jie vertina, kas juos džiugina, dėl to modernios, o tradicijos, todėl, kad vis dėlto visada apie tai, kas svarbu, ateina iš kažkur iš šaknų, iš seniai, iš gelmių, iš giminės, iš Lietuvos istorijos. Gerai, tu labai gražiai apibūdinai patį konceptą, bet vis dėlto kas į tai įeina, kokie konkretūs dalykai, kokie produktai, kokios paslaugos, apskritai, kuo tu užsiimi. Tas stogas aiškus yra ir pamatai aiškus, bet kaip kokiom formom tu tai išreiški? Savo dirbtuvėse, kurios ir vadinasi modernios gintaro tradicijos, aš jau turbūt daugiau negu 15 metų gaminu tradicinį pagal senoviniu būdu, gaminu šaltuoju būdu, gaminu muilą. Šaliejų ir šarmo su gintaru. Dėl to, kad gintaro tradicijos. Gintarą pati atrenku, pati jį smulkinu, malu, pati jį prieš tai išvalau, kad būtų švarus ir tiktų kosmetikos produktams. Sijoju ir jį naudoju muile. Tai yra muilas, kuris yra visų pirma
saugantis, tai yra tęsintis tradiciją, tada saugantis aplinką ir jame nėra nieko, ko nėra būtina būti muile, dėl to jisai yra saugantis sodą, gražinantis ir puoselėjantis. Mhm. Be abejo, dar ir gražus, nes dažnai klientai, kurie renkasi mano muilą, jie sako, gaila naudoti tokį muilą. Taip, bet aš jos patikinu, kad tas muilas išlieka gražus iki pat jo sumuilinimo galo, pabaigos. Taip pat savo dirbtuvėse lieju žvakes iš sojų vaško ir dekoruoju gintaro grynuoliais. Gaminu smilkalus, lipdau smilkalus iš gintaro ir lietuviškų kvapniųjų augalų, kuriuos renku pievose, kai kuriuos auginu pati savo darže, kad irgi neštų tą mums skirtą energiją, mums skirtą, nes yra tokia nuomonė, kad smilkalai, pavyzdžiui, ar ne, yra iš kažkur atvežti, ar iš Indijos, ar iš Balio, ar iš kažkur kažkokie ypatingesni ir jie stipriau kvepia ir galbūt labiau veikia. Tai aš esu tos nuomonės, kad labiausiai veikia mūsų lietuviški augalai ir iš jų pagaminti smilkalai. Mūsų augalai iš tikrųjų yra labai stiprus. Mes turbūt esam prie jų labai, pripratę, jie yra aplinkui mus žydintis, augantis nuo visada ir dažnas tas augalas yra netgi piktžolė laikomas, dėl to mums kažkaip, neatrodo, kad ten kažkas gero, bet iš tikrųjų pagalvojus, kad ir ta pati dilgėlė, kurios sako, auga patvoriais ir atsikratyti sunku, bet juk tai ir rodo jos gyvybingumą, jos energiją, jos stiprybę. Tai tokių augalų Lietuvoje yra labai daug, tai ir jie veikia ne tik ne mažiau, bet kartais netgi stipriau negu kažkokie atvežti. Su atvežtais irgi viskas yra gerai, bet tai daro kiti. Ja, bet žmonėms tik atrodo, kad kažkas tai ten, aš pati, kadangi tos smilkalus indiškus smilkau, tai, aš suprantu, kodėl tiesiog kitoks kvapas, kitoks kažkoks dvelksmas kitos šalies. Bet aš irgi sutinku su tuo, kad tai, kas yra arčiausiai, tai mus veikia geriausiai. Tai reiškia pritaikyti ir mūsų energetikai ir kažkaip tai mūsų struktūrom, kurios gimė čia būtent. Taip. Tu ne tik tai darai, tu dar kažką tai nuslėp bandai, tu dar kai ką darai. Kuo tu dar užsiimi? Be to, kad tavo modernios gintaro tradicijos tai yra produktai, bet yra dar ir tai, ką tu darai kitiems žmonėms. Ką tu darai kitiems žmonėms, užsiėmimus kokius? Aš pinu makrame techniką, dekoracijas, sapnų gaudyklės, supynės, veidrodžius, visokius gražius dalykus namams, šventėms, fotosesijoms ir organizuoju dirbtuves, kur kviečiu moteris ir mes kartu pinam gėlių laikiklius. Viena iš paskutinių tokių užsiėmimų buvo. Ir sapnų gaudyklės arba svajonių gaudyklės. Nes kartais klausia žmonės, ar galima, jeigu pakviečiu į sapnų gaudyklės, klausia, ar galima pasidaryti svajonių gaudyklės. Žinoma, galima, ką juk nori, tą ir gali daryti. Tai moteris būna labai, labai laimingos ir patenkintos, paskui siunčia nuotraukas iš savo namų, iš savo terasų. Supratau. O dabar organizuoju, kaip tik, dar nepaskelbiau, bet planuoju pasikviesti moteris į distiliavimo dirbtuves, į hidrolatų gaminimo dirbtuves, kur galbūt rinksim augalus, noro turbūt priklausys ir
atskleisiu moterims, iš kur tie hidrolatai atsiranda, kuriuos taip pat, nepaminėjau, taip pat renku augalus ir distiliuoju, gaminu hidrolatus augalų. Tai darysim tokias dirbtuves, kad moteris sužinotų, kaip tas vyksta tas alcheminis stebuklingas procesas ir kaip ten išlaša tie stebuklingi vandenėliai. Supratau. Bet kurioje vietoje dabar tas dirbtuvės vyksta? Čia turbūt tie, kurie žiūrės žmonės, kadangi online, tai jiems vis tiek įdomu, kur tos dirbtuvės yra, kur tavo tie hidrolatai laša, kur muilai gaminasi, kokioje tu vietoje esi, jeigu kam parūptų. Šitas dirbtuvės pirmą kartą vyks, jeigu viskas pavyks, tai mano namuose, mano kieme. O aš ir mano dirbtuvės esame Kretingoj. O kur yra tavo kiemas? Noriu, kad tu tiksliai pasakytų, bet ne kaip, ta prasme, kokie mieste, kokie apylinkiai, kad jie turėtų kaip. Mano kiemas yra Kretingos mieste. Netoli jūros, neturi Klaipėdos. Patogioj, gražioj vietai. Tai ir išpešiau pagaliau, kad žmonės aiškiau žinotų, kur tave galima rasti. Ir iš tikrųjų tu gamini ir darai labai daug dalykų, kurie manau, kad daugeliui galėtų būti įdomus. Ir ne tik tai moterim, bet ir dovanom. Ir taugi galima tiesiog parašyti. Tikriausiai žinutė modernios gintaro tradicijos. Yra toks puslapis. Arba ir Linavičienė ir galima užsisakyti įvairiausių šitų gražių dalykų. Bet aš kaip suprantu, tarkime, tai, kas susiję su augalais, lygiai tas pats kaip su gintaru susiję, tai yra tik tai, kaip pasakyti, yra ilgas tas paruošiamasis procesas, tarkim, kokiam hidrolatam arba netgi tiem patiem muilam. Ta prasme, yra kažkoks kontekstas, kurio niekada žmonės nemato. Atrodo, kad tie augalai hidrolatam atsiranda ant tavo dirbtuviai ir tu jau iškart pradedi daryti. Kaip pas tave, ko ilgai ten trunka kažkokie pasiruošimas tam, kaip gimsta apskritai, kaip tu sugalvoji, kodėl dabar tą darysiu, arba paskui kitą, kas padiktuoja tos dalykus ir kaip tu pasiruoši visam tam jau procesui, koks tas iki to yra kontekstas. To užkulisinio darbo, nematomo darbo iš tikrųjų yra labai daug. Pavyzdžiui, kad ir tie patys hidrolatai, ar ne, augalus susirinkti, tai reikia kiekvieną augalą rinkti būtent tuo metu, kada jo galios ir jo veikliųjų medžiagų jame yra daugiausiai. O kiekvieno augalo būna skirtingai. Vieni augalai kaupia tas medžiagas lapuose, kiti žieduose tada reikia rinkti, kai žydi, kiti augalai šaknyse, šaknis irgi tik tai tam tikrų laikų, arba pavasarį, arba rudenį, kai jose yra daugiausiai tos energijos. Ir visą tai reikia sekti ir žinoti, kas ir kada žydi ir ką kada rinkti. Be to, net jeigu ir žydi augalas, lyg ir būtų geras laikas rinkti, netgi savaitės dienas, ne visada, bet kartais atsižvelgiu, nes kiekvienas augalas, irgi pagal astrologiją turi savo ženklą, priskiriamas tam tikrai stichijai, arba netgi savaitės dienai, ten jeigu Venera ar ne penktadienį renkam ir panašiai. Tai į tai ne visada, bet stengiuosi irgi atsižvelgti, bet kartais oro sąlygos pakiša koją, atrodo, viskas taip gerai būtų, bet lyja. O rinkti augalus reikia saulėtą dieną, kai geriausia, kad būtų nelyja bent keletą, kuo ilgiau, tuo geriau, bet bent keletą dienų, kad jie sausi būtų. Tai tai yra tokių reikalų. Pavyzdžiui, distiliavimui vienam procesui aš turiu surinkti apie 2 kilogramus augalų. Ir kiek iš to išeina buteliukų?
Nu, maždaug plius minus 10. Buteliukų išeina apie, iki 15, irgi kaip kada. Mhm. Ir surinkti 2 kilogramus. Aha. Aha, pamečiau mintį. Nu, nesvarbu, ir surinkti 2 kilogramus. Tai irgi yra, skirtingų augalų irgi skirtingai. Jeigu tai yra kokios levandos, kur renkam su, pilną augalą, jos susirenka labai greitai, bet kokių erškėtrožių žiedlapių arba liepų žiedų, tai jau būna kokie 2-3 krepšiai. Kad ir apie rožės užsiminiau, tai ir pasakysiu ir apie jas, kad rožės renku žydėjimo metu, kiekvieną rytą, kai jau jos pradeda žydėti, keliuosi ir anksti, kol dar bitės neatsikėlusios ir neaplankiusios tų šviežiai išskleidusių žiedų, juos skinu ir šaldau. Kiekvieną rytą dedu į šaldiklį, užsirašau, pasveriu, užsirašau, koks tas svoris ir dedu į šaldiklį ir taip visą jų žydėjimo sezoną, nes tik per tiek laiko ir susirenka tas reikiamas kiekis. Tai mano šaldiklis tuo metu man šeimos nariai sako, kad, žinok, nei ledų nebegalim įsidėti šaldiklį, nes ten rožė žydi. Iš tikrųjų, niekada nepagalvojau, kad toksai ilgas ir sudėtingas tas procesas. Atrodo, tu turi tą buteliuką, jisai kvepia, ten yra esencija augalo pati svarbiausia, ne, ten visa kita, atrodo vandenėlis kažkoks, bet kad jis tas vandenėlis atsiras, atrodo, kiek reikia įdėti pastangų. Ir tai yra, aš manau, kad tavo veikloje turbūt yra sezoniškumas kažkoks. Vasara vis dėlto augalai ir tu paskui naudoji tai, ką vasarą surinkai, ne? O yra dalykai turbūt, kurie ir žiemą, ir rudenį darosi. Kaip pas tave pasiskirsto tas sezoniškumas tavo veiklos? Labai, labai tu čia gerai, Rolanda, tikrai sezoniškumas yra labai ryškus. Vasara tai yra, augalų ir hidrolatų laikas. Ir turbūt ir sapnų gaudyklių. Dar mūgių, dalyvauju mūgėse, važiuoju į festivalius, į mūges ir savo produkciją ir ten siūlau žmonėms ir savo klientams. Irgi labai smagi, labai įdomi ir maloni patirtis, akis į akį susitikti su žmonėm ir su klientais, su jais kalbėtis ir jiems pasakoti tai, kas juos domina, apie tai, ką darau. O rudenį turbūt labiausiai tai yra žvakių sezonas ir gaminimo, ir pirkimo, nes vasarą žvakės niekam nėra įdomios, bet jos labai pasidaro įdomios rudenį ir ypač prieš Kalėdas, tai tada žvakių liejimas. O muilas yra visada periodiškai gaminu muilą, nes muilo irgi užkulisiai. Muilą pasigaminus reikia jį mažiausiai 4 savaitės brandinti, iki kol bus galima naudoti. Tai irgi visada gaminu į priekį. Galbūt muilas yra tas dalykas, kur nėra sezoniškumo. Muilo reikia žmonėms visada ir kai jau matau, kad kažkurio lentynoje tirpsta, mažėja, tai jau jo ir maišau jį. O šiaip smilkalai irgi turbūt labiau žiemos laikas, rudens žiemos. O gintaro laikas kada yra? Nes vis tiek gintaras yra tas kaip vienijantis, apjungiantis visą tai, vis tiek ir to gintaro tie visi dalykai, vis tiek jo pakankamai daug. Vis tiek gal gintaras irgi labiau toksai šildantis, ne vasarinis, jeigu tai pažiūrėjus, ne? Gintaras yra visada. Gintarą aš naudoju visuose savo gaminiuose. Visur, ir žvakėse, ir muile, ir smilkaluose, kaip sakiau. Netgi ir esu išdistiliavusi gintarą ir turiu gintaro hidrolatą. Šiemet pirmą kartą. Kai prieš keletą metų ruošiausi, pribrendau, priaugau, nes norėjau ir labai senai, bet man reikia prie visų dalykų pribręsti viduj. Tai
alembiką, tai yra varinį distiliavimo aparatą, aš pirkau su mintim, kad aš distiliuosiu gintarą. Bet jau praėjo keli metai ir aš irgi pribrendau tam ir išdistiliavau gintarą šiemet pavasarį. Ir kažkaip labai aš jo norėjau, bet kodėl nepadariau iš karto, ar ne, vat, kad nes tam, vat, sakau, kad tam pirkau, nes iš augalus distiliuojančių žmonių, autoritetų tam tikrų man, išgirdau, jie dalinosi tom, kad nieko ten, žodžiu, nėra prasmės ir nieko čia nebus, kad, reiškia, nėra reikalo ten to gintaro distiliuoti, nes nieko gero ten nebus, nes, reiškia, kažkas ten darė ir nieko gero nebuvo. Tai ir kažkaip nuliūdau ir nedariau, nes turbūt bijojau nusivilti, dėl to nedariau, kol vis tiek, bet tos minties niekada nepaleidau. Ir padariau. Tada, kai sugalvojau, kaip padaryti, kad nenusivilčiau, kad nebūtų, kaip sakė, dariau ir blogai, aš sugalvojau, kaip tai padaryti, kad būtų gerai, nes be to, ką aš pati darau, mes su vyru turim gintaro įmonę, jau labai daug metų, turbūt nežinau, 25 gintaro papuošalų dirbtuves turim. Tai turim ir tų priemonių gintaro apdirbimui. Tai aš sugalvojau, kaip iš to gintaro ištraukti tas gerasias savybės, kurių man reikia hidrolate, ir aš padariau. Ir nustebau, bet labai teigiamai, nes nors tikrai bijojau, kas čia bus, nebijojau, bet nerimavau, kas čia bus. Bet va, kai tada buteliuką jau hidrolato daviau pauostyti, galvoju, gal aš klystu, gal aš prisisvajoju, kad noriu, kas ten būtų, ir tą ir jaučiu. Tai daviau uostyti šeimos nariams, sūnui, kad vat, nesakiusi, kas tai yra, kad vat. Ir reakcija buvo tokia, pauosčius, kad toks nustebimas ir lyg ir baimė sakyti, sako, nežinau, kas čia yra, bet kvepia gintaru. Tai nes distiliuoju augalus, tarsi nei vienas augalas taip neturėtų kvepėti, sako, kvepia gintaru, nesuprantu, kas yra. Tai sakau, taip ir turi būti, nes būtent dėl kvapo, ar ne, tas atsiliepimai kitų distiliatų, ne kitų, tai buvo pavieniai, tik tai viena kita distiliuotoja, kuri tai buvo bandžius daryti, sakė, kvapas yra tikrai ne gintaro, o visai kitų dalykų, kurių nesakysiu ko, nes tai nėra malonu. O gal pasakysiu, naftalino ar kažko panašaus, žodžiu, kažkokio. Tai mano gintaro hidrolatas kvepia gintaru. Super. Tai žmonės turi žinoti, kad yra vietų, kur galima gintaro hidrolatą įsigyti, bet tai yra juk kiekvienas hidrolatas turi tam tikrų savybių. Kokias šitas savybės hidrolatas turi gintaro? Gintaro hidrolatas, kaip ir pats gintaras, jisai turi tokias antiseptinės, priešuždegiminės, raminamąsias. Iš esmės jisai yra labiausiai toksai raminantis sudirgimus ar kažkokias, jeigu alergija kažkokiam daiktui iššaukia odai. Jisai yra raminantis, kaip ir pats gintaras, ar ne? Bet ir pavadinimas gintaro, ginti. Tai iš tikrųjų tokios jo ir savybės ir yra aprašomas, raminti, ginti, bet šiaip cheminė, ar ne, ta gintaro savybė tai yra antiseptinė ir priešuždegiminė, jisai ramina tokius sudirgimus ir bakterijas. Kiek sužinojau, visko įdomaus. Sakyk, prašau, tavo veikla, kurią tu čia užsiimi, tu dabar atėjai į šitą grupę mūsų su tikslu ją truputėlį išsigryninti, šiek tiek daugiau kažkaip prasiplėsti, tiek viduje, tiek išorėje, greičiausiai taip paspėjo, ne? Susidėliot kažkokius taškus, praėjo dabar jau 3 mėnesiai,
ar tau truputėlį aiškiau tavo veikloj, tavo kryptis, ką tu toliau turėsi daryti ir kažkaip ar jauti kažkokį vidinį pokytį, kad padalyvavai ir kad tai ne šiaip savo buvo. Mhm. Taip, jaučiu pokytį, nors visai nesenai pati galvojau, kai mes turbūt vienam iš pirmųjų užsiėmimų, gal net pirmajam rašėm klausimą, vat būtent tą tikslą, su ko čia atėjau, bet jį užsirašiau, mes aptarėm ir kažkaip paskui viso to laiko tėkmėj daugiau niekada mes prie to negrįžom. Tai va dabar visai nesenai galvoju, grįžau atgal mintimis, galvoju, kaip čia gaunasi, kaip čia viskas įvyko, bet tai išsisprendė šitas klausimas, aš supratau, jo nesprendžiant tiesiogiai, nes aš tikrai pasikeičiau pati. Aš atsimenu tavo tikslas buvo susijęs su kaip iš tėkmės daryti viską, kažkas tai tokio buvo, jeigu ar neteisingai prisimenu. Kaip tėkmėje labiau, toks, gal čia ir ne tas tikslas buvo, bet aš šitą dalyką, tai tu kaip atrasti ryšį su kažkuo ten savo tą sielą ir panašiai ir iš to daryti, bet kaip pati pastebima, tai kaip vis dėlto gal kažkiek ir transformuojasi ir tampa nebe pagrindinių dalykų tie dalykai, kurie pradžioje atrodė, ne? Aš tave pertraukiau, norėjai sakyti kažką. Viskas gerai. Tuo metu tai turbūt atrodė, kad yra pagrindinis dalykas. Ir jeigu jisai išsisprendė, tai turbūt jisai buvo svarbus, bet išsisprendė per daug dalykų, kuriuos mes čia darėm. Aš savy tikrai jaučiu pokytį, jį apibrėžti, kažkaip sudėti į sakinį dar man nėra lengva su kažkaip apvilkti konkrečiais žodžiais, bet tą pokytį aš pajutau ir iš tikrųjų labai greitai aš pajutau, kad kažkas, ne kažkas, bet kad dalykai vyksta, aš esu užtikrintesnė. Esu ramesnė tame, ką veikiu, ką darau savy, nes aš tokia su nerami siela sakydavau pati savo, kad vis vietos nerandanti ir savo viduje labiausiai, nors išorėgi niekas nepasikeitė, mano veikloj niekas nepasikeitė, bet aš esu labiau užtikrinta ir labiau rami tame, ką darau. Įsiplėtė ir tapai drąsesnė, vat aš tą tikrai pastebiu ir tai, bet šį kartą, aišku, ne apie tą kursą, bet apie žmogų, kuris užsiima gražia veikla ir tai iš tikrųjų labai moteriška veikla ir tikrai labai Irutė labai gražiai suderina ir tą struktūrinius dalykus ir tuos moteriškus dalykus tėkmės. Ir jos visi dalykai, tikiu, kad nors dar neliečiau jų savo rankom, bet manau, kad artimiausiu metu kažkada patirsiu ar hidrolatą, ar smilkalus, dar kažką tai, nes man labai įdomu yra vis dėlto to žmogaus, kuris kurse dalyvavo, kūryba. Ir tiesiog linkiu tau nesustoti ir eiti toliau, nes mes, jeigu evoliucija visą laiką vyksta. Nebūtinai ten reikia į daug kažką įsiplėsti, į daug dalykų, bet su ta kokybė, su gelme, su tavo švelnumu tokiu, jautrumu tom tradicijom ir kartu išsaugojant tą modernumą, tą šviežią, gaivų žvilgsnį iš šių dienų į tas tradicijas, neužsiciklinant ant to, ir nekeičiant nieko. Svarbiausia, reikia keistis viduje, kitą keisi savaime. Visiškai taip, tikrai taip. Ačiū, Rasa. Irena Urinavičienė puslapį arba Modernios gintaro tradicijos puslapis yra ir galite atvažiuoti į Kretingą į šitos šiuolaikinės raganos dirbtuvės ir patirti kokį nors procesą, pavyzdžiui, muilo gamybą arba hidrolatų gamybą. Tai tiek. Ačiū tau ir linkiu sėkmės tavo gintaro tradicijom.
Dalyvaukit, eikit, ate, iki. Ačiū, Rolandai, iki. Ir dar reikėjo pasakyti žodį. Kur įsijungi?